derina reikalus, kiek kainuoja žyras. Ta prasme, važiuojam, sako, susok, palauk, aš paklausim, kiek žyras kainuoja. Tai random sunkvežimio, kuris važiuoja iš karjerų. Paklausim, kiek kainuoja žyras. O šiaip važiuojam kasti, važiuojam į kaimą, atveža valymo įrenginį. Tai žodžiu, atsiepinink. Dublis. Hello. Bravo. Papasakot, ką veiksim. Taip, matom, čia didelė nesusipratimą didelį. Ne, čia buvo tas pečius išmūrytas su, nežinau kaip pasirinkta, sėdimo dalim, kur galėjai pasėti, pasišildyti. Tai jį išardėm ir liko jo pamatas. Tai labai daug akmenų tame pamate, labai storas jisai yra. Bandžiau daužyti su perforatoriui, kurį turim, jisai ten 5 kg yra, smūginis kaltuvas, nežinau taip pavadinti, bet nekimba jisai čia, jis yra prisilpnas, tai šiandieną išsinuomojau 11 kg, didesnį, tai pabandysim su juo gal pavyks išdaužyti. Tai va šitą pasidarius, tada išsinešti viską lauk, visus daiktus, išsilyginti grindis ir bus galima klotis plėvelę, dėtis polisterolį ir kanalizacija, vandentiekį ir visą kitą jau ruoštis. O nebetonuosim? Dabar nes kažką buvau girdėjus, kad pradžioj betonuot, paskui plėvelę. Ir dar daugiau tada nukas. Ai. Labai daug kas reikia. Ar galima ir taip, ne? Kaip tu? Išlyginti reikės viskas. Išlyginti, uždėsime difuzinę plėvelę ir viskas. Tai jo. O kol Vincents miegos, aš eisiu eilinį kartą žolę pjauti. Tai va. Važiuojam. Ūkinė būklė, tikrai jau yra prasta, stogas kai kur pradėjęs byrėti. Tai čia irgi po namo bus dar vienas didelis projektas.
Nu, ko verki? Ten palei sodo galą turime slyvų. Tai kaimynai paprašė nueiti tą slyvų tai pjauti. Tai vat dabar keliausim išpjauti. Kaimynai paprašė išpjauti slyvas. Tokios laukinės slyvos, mum nei jų nereikia nei ką. Tai ten pas jų lenda į pusę, jie pas savęs naikina. Tai va, kaip tik atsivežėm šį kartą štiliuką, tai einu greit išpjausiu, kad netrukdytų. Bandau ir aš vieną kvadračiuką, antrą ir trečią, tokius 3 kvadratus. Tai čia nepjausiu žolės. Ir tegul auga augmenija, žodžiu, vabzdžiai, tegul gyvena ir panašiai. Tai va, žiūrėsim, kaip čia gausis. Čia visai turėtų gerai, atrodo. Kažkur užmačiau Instagram'e, tai jungiuosi ir aš į šitą maną. Tai va, nelabai lygiai, bet bus labai gerai. Tai va, tokia juosta, žodžiu. Aš noriu įsidėti. Tik pažiūrėkit čia, kaip gyvenu. Ai, einam, dar pažiūrėsim tą pačiu mano gilinėlį. Čia yra eksperimentinis mini gilinėlis. Tiesiog turėjau atlikti atliekamą po visokių tų verbenų, žydrūnų, saulėgrąžų, panašiai, tai apsodinu. Tai nėra labai įspūdinga, bet vis geriau negu nieko. Nušienauta plota, bet prašom pažiūrėti. Senovinės hortenzijos, laikysim čiūrus, kad jas išlaikytumėm. Profilaktinis nukritimas. Uh-oh. Neteis pirmai. Ateis. Nu ką, darbai baigti, visas smurdins, o tie visko prilipę. Aha. Tai šiandieną iš tikrųjų vienas darbas padarytas, nu, mano vienas, Živilės kitas. Živilė nupjovė žolę, o aš išmušiau tą pamatą. Galite pažiūrėti? Jo, luitai didžiuliai. Čia taip atrodo baisiai kraterio duobė, bet, nu, baisiai yra. Labai daug ištraukiau įvairių luitų, nežinau, tokie sukrauti gabalai, kad atrodo bandai taikyti tarp betoną, kad atmušti, bet be šansų. Tai atmušė ranką, net nutrynė tą vietą, kur laikosi bet perforatorius. Tai tikrai pavargau, visai šlapias esu. Kaip pasalės, ne? Aha, šiaip, jo, 11 kg daiktas, tai... Aš gerai, kad žinai, rankų užsikimsta čia.
Tai va, tai dabar tik reikės viską išvežti, tai laukia dar vienas darbas. Kai išvešim, išlyginsim dvynis, bus galima kanalizaciją pasikloti. O po to sekantis sluoksniai. Tai organizuosim dar vieną talką turbūt, ne? Čia gal talkos nereikės, čia gal porą žmonių, bet jo. Na, žinai. Nes čia irgi bus, ta prasme, gera mankšta, ta prasme, viską ištempti. Tai va, čia ir tokių didelių luitų, tokių gabalų, tai tikrai bus. Žodžiu, čia turbūt eina vandens linija, tai kad čia nekasti. Dabar vaikšto su tokiam virvuliam, kur rodo, kur vanduo yra. Nedam koliukus, žodžiu. Pasiruošim, kur bus vanduo, kur nekasti, kur kasti kanalizaciją, žodžiu. Kas? Vandens linija, sakau. O, gilgelės, Jo, čia geras. Gerai, einu tuoj papjaustysiu dar. Vaikštai ūkininkas. Patip. Reikia papjaustyti dar. Papjaustysim. O tai čia rodo ir elektrą, ir vandenį? Ne, nu tai yra laidas įkištas. Ir va, šalia vanduo. Tas polastutas ir nereikalingas. Įkalti kažkur kitur? Ir elektra. Tai reikės tikliau kasti. Dabar tos įsisprendėm, tenais atradau liniją. Tai manau, kaip pasakiau, Romai, greičiausiai taip ir bus linija. Taip reikės turėti. Dabar reikia matuoti. Matuoti, gerai. Tavo darbas turėti čia. Čia mano stovėti darbas. Gerai, laikyti man. Tavo darbas laikyti. Laikyti, laikau. Gerai, čia Bet atstoju. čia stovi, Stoju, jo. A pakelt gal? A. Gerai, netampau. Paleidau. Ateinu. Einam, ateik ir tu. Ai, tu gal čia pabūk, čia, žinok, žolės yra, gerai? Aha, pabūk čia mažiukai, gerai? Laikau. Aš žolės saudas didelis. Palauk, tuoj ateisiu. Viskas? Jo. Gerai.
žiūrėk. O. Metrą reikia, ne? Va, prašau. Taip, ir mes turim juodžemio. 30 centimetrų. Tai pas mane tiek Čia atėjo. žinai, ką mes darom? Kokį tipų nusidarom? Kad pažiūrėti, kiek kasti. Jo, kiek žinoti mums išsikas, kiek nusikas juodžemio, kiek mums užsisakyti kubų. Žvyra. Ne? Ne? Tas pats gaunasi maždaug. Tas pats? Bijo gars. O. Bet tai čia ne molis? Ne molis, a ne? Molis? Nu, gerai. Dabar mes žinom, kokia aikštelė bus. Dydis? Aha. Turiu planetą, pažiūrėsiu. Dabar 4 mašinas, jeigu 40 cm nukasam su tuo gruntu. Nu, gerai. Tai gal reikėtų smėlio ir paskui žvyro, 2 smėlio, 2 žvyro, tai gal reikės atsivežti. Pigiau. Paslauk. Taip būna. Taip. Taip visko būna. Čia tokių konkrečių yra. Ten prie obelų irgi, ta prasme, yra tokių duobių, kur eini lygioje vietoje ir tada duobė. Daržas, ne, ten kažkas buvo? Lyginasi sklypas. Tai vot mes tą žemę nuvežam čia ir iškart galim tau tą sklypą, žinai. Palygint biškį. Nu. Ai, su tom žemėm, čia kur iškasim? Čia? Kur iškasim, tipo čia, ne? Na, ja. Aplink namą nekasim. Aš pagalvojau, kad dabar nekasim aplink namą. Nes aplink namą reikės, kai pradeda daryti. Dabar mes iškasim, nedarysim, lietus jis suplausia ir bus bereikalo. Tai versim ant šon? Jo, versim ant šoną, paskui pasuksiu ją. Nu, bandyk versti. Turiu. Aha. Gerai, po biškį leidžiame, paguldam dabar taip. Laikas, ne? Ja, gal biškį užtoj, palauksim, palaikykit užtoj, tai pasiskinam į priekį. Tada šitai. Kaip žinoma, o tai ją deginių uždengtumas, tu visą uždengtumas? Tai kiek mes šiandien smontuojam? Tikėjimą. Tikėjimą, ne? Čia. Bet pradžiai biškį įsikilt žemę? Ne, iš pradžių prikilti. Pradžiai prikilti, ne? Žiūrint dar koks gruntas, jeigu nėra šlapia, tai dar pizdum, bet jeigu šlapia, iškart pilna vandenį. Pilna įrengi, pilna. Jo, aš galiu parodyti, kaip pilti ją. Viskas dėti vieną sekciją. Tai dviesi, neįskirti. Vis tik kai pakyla vanduo, jis tik tada permėsim į vandenį. Tai dar kartą į perpampuoja vėl viskas, tai nėra tų... Viskas varo kelius kartus. Kokiu būdu jisai perpampuoja? Tai užsidės rapatas ir viskas. Tai ant rato vandenį ir čia. O rapatė su savo slėgiu Iškelia vandenį. iškelia vandenį, ne? Žinai, ką daro? Aš su... Tai jums siurbliai neištekėjimų jau nėra kur išvesti. Jo, negali būti. Taip, per 5 metus ne, o po 10 metų. Po 10. Taip, tai kad ir šiaip tas infiltracinis, tada ten infiltracinis, jis
jisai gali gerti 2 metus. Taip, Metus. Gali 5 gerti. Jisai vis tiek paskui tas gruntas, nu jisai vis tiek kažkiek išeina to Taip, dumblo. vis tiek išeina to dumblo, kai man čia pradėjo aiškinti, tai blogai čia blogas įrenginys, neišfiltruoja, nu taip, neparašyta nieko, net neparašyta 100%. Ne, niekur 100 nėra. Nu, išeina dumblo, išeina miltelė, išeina dar kažkas, nesunaudoja ir viskas. Tai svarbu daryti aptarnavimus laikų įrenginiams. Čia metai kartą, ne? Normaliai. Išširdimas. Galiausiai galiu pasakyti, išvalo. Blogiausias tą vandenį tvirtumas, jis yra įspūdingas. Bet jis išvalina, yra sunkiai su jie. Biomaksas kaip ir valo, bet jis sunkišnas yra, ten tas plastikas išvis. Nu, plastikas susiplonas, Jo. Ir iš vieno Augusto kažkaip net remontavęs, nežinau. Neteko, bet kiek žinau. Yra ir internete tų vaizdelių buvo, kad iškeliam tokią košę, žodžiu. Tai netyčia apie su vienai šnekėjom, irgi mes Vilniuje irgi dar dirbdavom, važiuodam montuoti. Vilnius, Kaunas, tai kaimynų irgi Augustas sumontavę buvo, pas jį irgi aukštas gruntas vanduo. Jis sakė, 3 kartus tvarkė įrenginį. Jis sakė, jeigu dar 4 kartas, tai sakė, dės naują. Augustas pinigus atgrąžins ir... Žinai, visi stūna viens ant kitų, nes jo, konkurencija, beleko, kad dabar tų įrenginių yra belenkiek. Aišku, nešvarus biški, ne prekinės išvaizdos, bet žodžiu. O tai gerai, tai kas čia yra? Per čia išeis kažkas, ne? Per čia papuls. Per čia papuls. Papu. O per čia išeis. Švarus vanduo. Čia išeis, ne? Super, o tai iki kiek kasis? Iki pat viršaus? 2,50. Ir iki čia reikia man net prileisti? Ar iki viršaus? Iki čia. Iki čia, ne? Pradeda bėgt lauk. Tai va. Pagaliau atkeliavo. Žodžiu, skambino 9 valandą, sakė atvažiuos 2 valandų bėgyje, 11 valandą skambino, mes jau tipo, vietoj laukiam ir panašiai, sakė už 1,5 valandos. Žodžiu. Tai kiek dabar valandų yra? Dabar yra 13. 25. Tai va. Žodžiu, montuosim patys. Bet bus vyr vadovas montuotojas. Tai va. Instrukcija. O kiek metų garantija? Metai? 2? Paliejus, kad 2 metai turėtų būti, ne? Tai ačiū, kad žiūrėjai ir sakom iki greito ir tikiuosi, kad šitas video išeis greitų metu ir čia jau bus 4. ar 5. video iš mūsų sodybos, statybų ir panašiai. Tai va. Ir tikiuosi pajudėsime dabar biškį greičiau. Tikėkimės, laikykit čiūrus ir tai va. Gerai, ate!